o dabar išgirsite gyvenimo istorijas. Ir pirmai gyvenimo istorijai, gyvenimo liudijimui noriu pakviesti žmogų ir pasveikinti pat jį. Jis atvyko čia iš Kaišiadorių, dabar nežinau, kažkur miškuose gyvena, jis ir keletą trobelių, visur ten prie Pravieniškių kažkur kalėjimo senai. Šitągi ir jam 11 vaikas gimė, paplokim Žilvinui ir pakvieskim taip pat jį čia. 11 vaikų, įsivaizduojat, o toks jaunas dar. Tai kas bus po 10? Labas vakaras visiems, malonu visus matyti. Nuo gerų naujienų pradėti. Ne taip lengva čia kalbėti prie mikrofonų. Jau jie pripratę jiems. Prieš 21 metus įtikėjau mano vardą Žilvinas, kaip sakė, įtikėjau kalėjime. Jeigu trumpai, tai pasakyčiau iš kelių žodžių. Vartojau narkotikus 14 metų, smarkiai labai. Kaune nebuvo lygių niekam tikriausiai. Dar Aivalerka gal. Gėriau labai smarkiai, sportavau ir leidau sanatorijose, kalėjimuose. 12 metų praleidau kalėjime. Tai ten kaip ir neturėčiau ką papasakot. Ten nieko gero nėra, taip iš tikrųjų. Bet man ten nieko ir blogo nebuvo. Važiuodavau ten pailsėti, man kaip į sanatoriją. Man kaip jau laisvai ten atsibosdavo viskas, gal greičiau uždarydavo į savaitę. Tai va, o kai mažas buvau, iš tikrųjų, tokį interpą pasakysiu, kai mažas buvau, net negalvojau, kad aš būsiu kalinys. Nes visi galvoja, manęs žiūrimi vaikus ir kokie gražus, faini vaikai, o kaip užauga, nežinai, kas gali iš jų nutikti. Visiems sakau, nebijokit, pasitikėkit viešpačiu, nes jūsų vaikai gali, nežino, kur gali pasukti. Kas ant narkotikų, ar kur mes nieko nežinom. Nefantazuokim, gyvenkim realybėj, bet gyvenkim su tikėjimu. Kada mes pasitikėsim viešpačiu, tada jis ištrauks vaikus, nes gali visko įvykti gyvenime. Nedaug dievė, aišku. Tai va, aš kai buvau mažas, mano mama labai smarkiai gėrė ir labai daug rinkdavosi kalinių. Ten buvusių sėdėjusių visokių vyrų. Ir man 4 metai gal buvo, neatsimenu. Jie ten sakydavo, o, čia mūsų auga pakalėnė, kaip sakydavo. Tipo, būsiu toks kaip jie. O aš jų nekęsdavo eina savo, aš juos norėjau visus užmušti. Nevirškinau ne vieno mano gyvenimo. Mano gyvenimas griuvo, aš nemačiau vaikystės nieko. Ir vieną kartą jau net laikiau, įbėgau, jie girdė, visi sėdėjo. Ir pradėjau šaukti visiems. Sakau, aš kai užaugsiu, sakau, būsiu milicininkas. Sakau, aš jumis visus išgaudysiu. Ne vieno neliks ant gatvės. Ir pabėgau. Bėgau su triusikais mažas dar per sniegą, kažkur pas kaimynus, gau, kad ten gaudys, nieks ten manęs negaunė. Ir taip augau internatė, atėmė motinos teisės į mane. Sportavau, bandžiau eiti tokia sporto karjeros laiptais, nesigavo nieko man, nes jau paragavau alkoholio, pradėjau rūkyti, moteris. Ir 15 metų aš jau buvau kaip, man atrodė, kad man jau kokie 30 metų, nes su visais tokiais bendravau. Pas mane nebuvo jaunesnių. Ir sėdėjau jau KPZ, Kauno KPZ įmetė mane, uždarė, įmetė į kamerą ir žiūriu, sėdi ten keli vyrai, bet jau po 6-7 kartus teisti buvo, kaip įsiaiškinau. Ir vienas sako, ten tokia, taip lempa šviečia, taip nesimato nieko, žiūriu. Ir vienas sako, o, Žilinai, sveikas. Ten atpažino, iš tikrųjų daug aš ką pažinau iš tenai. Iš pradžių, kai vaikai įmetė, atrodė baisu.
Bet iš pradžių, paskiau žiūriu, kad ten vienas kitas atsirado, daug pažįstamų ten. Ir vienas sako, Valdas, toks sako, Žilvinai, atsimeni, kaip mažas buvai, sako, mes jau čia įsikalbėjom, praėjo kelios valandos, ten kalbėjomės ir jis sako, ten įsiaiškinam, kad jis gyveno pas mumis su tokia moterim ir sako, atsimeni, kaip mažas buvai, sako, įbėga į kambarį ir sako, šaukiai, kad kai užauksi, būsi militinkas, o jie tavo ten visi klauso, tu tylėk, nieko nepasakok, čia tu nesąmonė. Tai čia baigsis mane gerai. Bet visi pasijuokė ir taip viskas nurimo, viskas gerai. Ir taip žiūriu, kad aš labai greitai ten įleidau šaknis ir taip 12 metų. Nepilnamečių, paskiau prie Viniškės nuvažiavau, dabar važinėjom į kolonijas tenai, lankom brolius kalėjime, duodam šansą visiems, kaip ir mums Dievas davė šansą. Kaip tai toj giesmėje, ne, iš dainos žodžių neišmesi. Dovanojo man gyvenimą Dievas, tai ir man dovanojo gyvenimą. Alytaus pataisos namuose buvau Oze, ten toks kalėjime, dar kalėjimas uždarytas. Kalinius nuo kalinių dar saugojo. Ten tipo tokie jau blogi visi. Nors ten man, nesąmonės kažkokios. Aš žiūriu į tos gangsterius, į visokius šustrekus, man juokas ima, aš galvoju, Dieve, neugi ant tiek turi būti žmogus, taip velnės susuka galvą, nesąmonės daro iš jų ir jie gyvena savo fantazijose ir aš taip pat. Vienu žodžiu išėjau iš to būrio, kur perėjau į būrį, kur dirbo visi, nes jau man atsibodo tas gyvenimas, galvoju, nesąmonė, eisiu dirbti, padėsiu šeimai. Ir perėjau į kitą būrį, pradėjau dirbti, mane pakvietė į koplyčią, atsimenu. Sako, teik, ten atvaro kunigas. Aš su juo jau buvau susipažinęs su to kunigu, kai buvau Oze. Kelis kartus kalbėjau su juo, nuėjau į tą koplyčią. Sako, tau reikia priimti pirmą komuniją, pasikrikštinti, tas visas katalikiškas apeigas. Aš visko sutikau. Man atrodė, kad aš jau tikintis, krikščionis ir daugam sakau, sėdėdami bažnyčiai netapsite Dievo vaikais, nes galite ir į gražą nueiti sėdėti 3 paras ir automobilių netapsite, ne? Taip ir Dievo vaikais netapsite, jeigu vien tik sėdėsit, nueisit apėgą atlikinėsit. Bet kada pasišaukė į širdį Viešpatį, nes sako, aš beldžiuosi kiekvieno širdies duris, kas mane išgirs mano balsą, pasišauks mane, pas tau užeisiu, vakariniausiu su juo, tapsiu jo viešpačiu ir gelbėtoju ir ganytoju. Bet aš to nesupratau, aš dar buvau jo nepasišaukęs, lankiau koplyčią, ateidavau į koplyčią, nes ten kalėjime susirinkdavau visi ir galėdavau ten savo maklę sukti visokias, narkotikai, telefonai, ar taip pasiplėpėt. Ir aš galvoju, kadangi aš dabar tikintis, tai galvoju, nepardavinėsiu narkotikų, neskėsiu, pardavinėsiu, bet neskėsiu. Galvoju, gyventai reikia kažkaip, darysiu viską sąžiningai, kaip tikras krikščionis. Tokias katalikiškas paikės padarysiu. Dar su kaupu darydavau tokias didesnės. Ir pardavinėjau. O aš neturėjau Viešpatės širdį. Gyvenau visokiom apeigom ir tuštybės buvo mano širdį. Ir aš galvoju, kad aš normalius darbus darau. Visiems pardavinėjau. Ir po kelių dienų Viešpats sako, tu ką čia išdarinėjai, kaip tėvas, bet nieko nesmerkdamas. Sako, kad tu čia išdarinėjai, aš tavęs taip nemokiau. Aš galvoju, tikrai, sako, juk tu pats gyvenime nukentėjai nuo narkotikų. Galvoju, tiksliai, ką aš išdarinėjau, nesąmonės kažkokias. Galvoju, negaliu pardavinėti, reikia už dyką dalinti. Ir aš visiems pradėjau už dyką dalinti. Kiek ten turėjau, vat, eina savo, aš dabar galvoju, man net pačiam gėda, kokias nesąmonės išdarinėjau. Ir 3 kartą jau kaip su Viešpačiu susitikau, sako, dar tu manęs nesupratai. Ir tik tada aš supratau, tu man kaip gėda buvo. Jau kai susitikdavau su Viešpačiu, tai viskas man šakės. Sakau, Viešpatė, aš daugiau gyvenime, sakau, net į tą pusę nepažiūrėsiu ir neprisiliesiu. Ir tik tai ištardavau to žodžius ir kažkas atrodo iš manęs išeina, taip ir nukrenta į žemę ir kažką Dievas pripildo vėl naujai. Ir vieną dieną atvažiavo iš Veiklių žmonių bendrijos į tą koplyčią, kalėjime.
toks Valdas Palšys, daug kas gal žino iš čia. Algis, mūsų prezidentas, dabar skrydo jisai jo, gali negrįžti, nes ten šiltas vietelė. Mūsų buvo trečiadienį susirinkimas Kaune ir žiūrim, toks juodukas atėjo irgi iš tenai, sako, tai va, Algis, sako, išskrydo, o tas atvarė. Sakau, Algi, kaip tu pasikeitei, pajoda. Sakau, nepamiršk, kad pirmadienį reikia Kaišiadorius į susirinkimą ateiti. Žiūri. Tai va. Ir jie atvažiavo į koplyčią, pradėjo liudyti. Aš kaip visą laiką irgi atėjau į mišes. Ai dar, sako, Dievas, atsimeni žodį, kur tu vartodavai mišios. Sakau, atsimenu. Kaip ateidavau pas skolininkus, sakydavau lopas, tada ir tada nebus skola, tau mišios, supratai? Supratau, sako, viską. Tai nežinau, man taip Dievas sakė, pasakyk žmonėm, kad žmonės žinotų, kad mišios tai mirtis. Tai va, ir tada jie pradėjo liudyti, aš kalbėjausi su savo draugu ir mane pakvietė, ne mane, bet Algis sako, kas nori priimti Jėzų į širdį, sako, išeikite į priekį. Ir mane kažkas tą minutę sustabdė, aš galvoju, juk aš nepasišaukęs Viešpaties. Ir man per sekundę atėjo visas toks supratimas, kad aš neturiu Dievo širdį iš tikrųjų, štai mano gyvenime nieks nevyksta. Ir aš galvoju, man reikia eiti į priekį, bet kaip tik visi draugai suėjo ten, tie pažįstami draugai, aš juos vadinu. Ir tokia kaip kova, žinai, kūnas, jis liktai gėdinasi, sakau visiems, kurie netikintys, sakau, kompanijai žmonių, kalbėkite apie Muhamedus visokius, apie burtininkus, žvengsit ten, juokausit, bet ištarkite tai kompanijoje Jėzaus vardą ir pamatysit reakciją žmonių. Jos kaip žaibas nukrečia, atrodo, kad tu čia kalbį, durnas, nes nepakelia kūnas iš tikrųjų tiesos, nes Jėzaus vardas jisai galybė Viešpaties vardas, tikras jisai. O apie nesąmonės gali šnekėti, nori. Sako visi, aš tikintis nuo mažens. Sakau, aš irgi nuo mažens tikintis. Visokiom nesąmonėm tikėjau. Ir žmonės, sakau, netikinčių nėra. Visi tiki. Vieni tiki, kad Dievas yra, kiti tiki, kad Dievo nėra. Ir visi nėra netikinčių. Tai va. Bet vienas išgelbėjimas yra Jėzus Kristus. Tai va, mane Algis pakvietė, visus kvietė, bet aš išėjau į priekį. Nugalėjau savo kūną, atsistojau priekį. Sako, pakartokit žodžius paskui mane, bet sako, nulenkite galvas, kad nesidarytumėte vieni kitus ir netrukdytumėte vieni kitiems. Tai ačiū Dievui, kad jis tai pasakė, nes aš tada nulenkiau galvą, nieką nežiūrėjau, man reikėjo tik tai Viešpaties. Aš pakartojau tos žodžius, už mane pasimeldė ir po maldos aš jau atrodė, kad Algį pažinojau visą gyvenimą, Valdelį ten visus. Mes apsikabinom ten, o iki tol jokio ryšio nebuvo. Per sekundę laiko viskas pasikeitė. Aš jau kito šeštadienio laukiau, kol jie atvažiuoja, dar tas nesibaigė, kaip spiritą neždavau, nueidavau pas tos, kur pardavinėja, atiminėdavau tos, nes reikėdavo išgerti kažkaip. Tai nešuosi spiritą ir galvoju apie kitą, treką spirito. Dar to net neparagavęs, jau galvoju apie kitą. Vat kaip buvo, tai dabar taip su Viešpačiu. Dievas žino, žinokit, kam daug atleista, tas daug myli. Tai va. Ir viskas, aš juos išlydėjau, grįžau į sekciją savo, į tą būrį vadinamą, užmigau iš šito, kai atsikėliau. O tada atmerkiau akis ir man buvo šokas. Aš viską kiaurai mačiau. Ir iš širdies toks žodis išeina, kad tu laisvas viskas. O eik tu savo. O džiaugsmas tai gavau sproksiu iš džiaugsmo. Tik žodį atrodo ištarsiu kažką apie Jėzų ir susproksiu iš to džiaugsmo, iš tos laimės. O tau nieko nėra, visi darbė, žiūriu, dviese ten vaikšto. Einu, nors jiems pasakysiu, kad aš jau laisvas. O visi žinojo, kad aš jau tikėjęs, nes ten rėkdavau, sakydavau, bitlai ant kelių visi. Nes kaip popiežius mirė, tai aš dirbau, tokias svitelės degindavau ir ten kaminas. Ir aš žinau, kad katalikai kažkaip kaip popiežius miršta, ten kaip eina balti dūmai, išrenka naują popiežių. O aš išlindau iš savo to ir kaip tik renkasi ten visi jau, baigėsi darbas ir visi turi visus skaičiuoti, ten kokie keli šimtai žmonių. Ir aš
Sakau, bet lankeliu. Jis atsisuka iš karto į mane dėmesys. Sakau, mato tą kaminą. Sakau, kada jis balti dūmai, žinokit, kad mane pats Dievas įsirinko. Ir taip, lygtai kalbėjau kaip vaikas, juokavau, žaidžiau, bet Dievas taip ir padarė. Jis žino mūsų širdis. Nesistengkit per daug protingas, nes kartais protas mums sumaišo. Kada Dievo protas, tada jo. Bet kai mes bandom savo išmintį parodyti, nelabai kas gaunasi. Bet kada esi paprastas, viskas paprastume, kaip kalbėjo apie liudimus. Demosas pamatė, kad paprastam vyro liudime daugiau gali žmogus suprasti ir išgirsti, negu kažkokiam didžiausiam pamokslui, nežinau, paprastam atrodo vyrui, o taip, jis išgirsta paprasto vyro liudimą ir viskas. O kada bandai mokinti vyrą, tai jis priešinasi, nes aš sakau, pas mane Dievo charakteris, mano tėvo. Sakau, aš nuolankiems maloningas, o išpuikėliams priešinas. Pas mane iš tikrųjų toks charakteris. Nieko negaliu padaryti, bet meldžiu Dievo, kad būčiau biški lengvesnis. Tai va, pasakiau jiems, kad aš jau laisvas, tai jie taip į mane pažiūrėjo, sako, tam aleliuoja jau stogas nuvažiavo, sako, išeis pager, sako, 3-4 mėnesius ir viskas atsistatys vietas. Bet sakau, ne. Ir mano prasidėjo nuotykiai kalėjime iš tikrųjų. Aš dar rūkiau, buvau išlaisvintas nuo narkotikų jau, galvojau, galėsiu išgerti dar, bet jau ne taip galvojau gersiu, bet jau mokėjau protingai gerti. Man ten surinkdavo į Sančiastį, tą vadinamą, kur medalį. Aš ateidavau atsigulkas kelias savaitės vis, kaip man pririnkdavo spirito, aš tada eidavau atsigulkas. Palisėti, tipo. Ir galvoju, tai moku jau išgerti, viški taip rūkytai, galvoju, tikrai jau nepaims iš manęs, nes kaip tai rūkyti čia? Narkotikai man svarbiausia buvo, tai galvoju, gerai. Bet mane pakvietė kažkas į anoniminius alkoholikus. Sako, teik ten atvažiuoja tokia iš laisvės žmonės, ten, sako, merginų atvažiuoja, žinot, kaip kalėjime ten. Galvoju, pasižiūrėsiu, einu, o ten žmonės paprasti tokie. Ir liudė jie apie savo gyvenimus irgi panašiai kaip čia, bet kaip jie gėrė, kaip kokias nesąmonės darė. Ir man atrodo, kad mane ten visą badė, visos tos nesąmonės, kur aš dariau. O tau, aš pradėjau užliumti ant gale, man gėda pasidarė, ką aš čia darau, eina savo vyrai. Gavau šakės, iš gėdos numirsiu tenai. Ir viskas, po to susirinkimo supratau, kad negeriu, Dievas išlaisvina. Aš 21 metai net nesu pagalvojęs apie alkoholio lašiuką, apie laus ar vyno. Man iš vis kaip, sakau, jeigu čia nekeiksmažu, sakau, geriau mižalų stiklinį išgersiu. Visada taip sakau. Tai va, iš to išlaisvino, paskiau galvoju, jau iš rūkimo sakiau, kad neįmanomas dalykas. Einu į koplyčią, pasiemu cigaretės, atsimenu, išeidinėjau iš tos koplyčios. Ir taip einu ir vėl girdžiu širdį balsą. Sako, šiandien tavo diena, priimk sprendimą. Ir aš praeidamas žinau, ką turiu daryti, kažkam paduodu tas cigaretės, jis tik paima ir viskas, aš žinau, kad nerūkau. Eik tu savo, galvoju. Kažkokia nesąmonė, aš tik esu metęs rūkyti 1000 kartų, nežinau kiek. Ir po 3 mėnesius nerūkęs, ir po pusę metų, ir galvoju, kažkokia nesąmonė, kaip aš. Dabar visiems vėl nueisiu, pasakysiu, kad nerūkau, ką tik rūkiau. Ir sakysiu, kad jau viskas, nerūkau. Sakysiu, niekam nesakiau, nes turėjau tokį draugą Tomą, jis visada mane provokuodavo, žinau, kad aš įtikėjau. Tai jis visada sakydavo, gerai, sako, tu dabar krikščionis įtikėjai. Kaip pasako apie Tomą, tą draugą Demosą, tai aš irgi tokį draugą turėjau, biškį kitokį. Jis sako, tai gerai, tu eini, sako, į bažnyčią, randi kryžius, su deimantai, sako, ką tu neši kunigo atiduosi, ar tipo parduosi. Tokius provokuoji. Sakau, Tomai, eit, nesąmonės klausinys, sakau, vis tiek netikėsi. Pasakyk, tikėsi. Sakau, aišku, atiduočiau. Gerai, sako, kryžių atiduotum, bet, sako, eini ir pinigų randi čemodaną. Sako, ką tada darytum? Sakau, netikėsiu, ką čia jam pasakyti dabar pinigų, tai kryžių, tai žinai, kažkaip mes buvom įsitikinę, kad kryžius. Galvoju, Tomai, sakau, vis tiek netikėsi. Sako, tikėsiu. Sakau, aišku, atiduočiau, nešiau ten ir atiduočiau. Kaip šoko jisai, net į viršų pašoko nuo gėdės iš to.
Sakau, ką tu atiduosi, kad tu čia trini nesąmonė. Sakau, Tomai, iš tikrųjų nusiramink, sakau, aš nežinau, kaip aš pasielgčiau. Gal sakau, aš kaip žmogus sakyčiau, oho, aleliuja, Dieve, ačiū, kad palaiminai, žinai. Sakau, bet aš nežinau, kaip ir jis stebėdavosi mano tokių atsakymų. Atrodo, buvo prasti atsakymai, o aš sakau, aš kiekvieną rytą atsikeliu ir meldžiuosi ir prašau Dievo, kad neleistų mane gundyti. Nu, kad ko aš nepakelsiu, taip ir taip. Ir jisai stebėdavosi nuo tokių atsakymų. Atrodo, kad paskiau, o jie tau, čia galėčiau pasakoti, man padovanojo rožančių, atsimenu. Aš labai buvau religingas. Kaip įtikėjau, man atrodo, aš buvau prisirišęs prie tų visokių žaisliukų, kryžiukų, rožančių. Ten pas mane apaštalai stovėjo gal kokie 12 ant spintelės, kaip ateidavo pareigūnai į mūsų sekciją, ten ieškoti narkotikų, telefonų. Tai užeidavo, visus išvarydavo, visi turėdavo išeiti. Manęs tai nepajudydavo niekas. Aš kai stulpas stoviu, žiūri mano tokia kaip bulio akis raudonas. Galvoju, nedaug Dieve mano, nors vieną paštalą nugriausit. Išlieksit, nei bananai nepadės niekas. Tai jau jie sakydavo, pasižiūri mane, sako, einam, sako, nieko čia nėra. Ir išeidavo. Tokias istorijos būtų. Ta rožančio, atsimenu, padaunojo man iš Medžiugorjės, atvežė, nieko prieš, aš neturiu katalikus, nes, sako, kaip vaikai, ne, žaidžia, duodam vaikam plasmasinių, medinių žaislų, paskiau jie auga, jau ima dviračius, tai ir mes augam, mes einam per bažnyčias, per viską. Daug dalykų yra ir mums Dievas duoda tų žaisliukų visokių. Ir aš užsikabinau, bet aš buvau įsitikinęs, kad čia Dievas kabo. Ir sakau, pakėliau į dangų, sakau, Viešpatie, prisiekiu, kad man niekas nenuims, sakau, gali armija atvažiuoti į koloniją čia, nenuimtų man, nenuplėštų niekas to kryžio. Ir vardėjau, tai po zonas jo lakstau, čia ant krūtinės, tai toks didelis bumblai, tai sakiau, galiu visą zoną užvaikyti su to rožančiu, kaip bananas, kaip nančiakai kokie. Ir ateina šeštadienis, greitai, čia irgi 3-4 dienas, galvoju, jau reikia mum eiti į pirtį ir aš dėduosi daiktus ir jaučiu tokią dvaselę kažkokią prisistatė prie manęs. Kaip tikintis labai greitai susirandi bendras galvas su dvasiomis. Jis sako, Gražuoli, kur tu čia ruošiesi? Aš taip kaip pats su savim kalbėčiau. Sakau, į pirtį einu. Kaip tu, sako, eisi į pirtį? Sakau, ten visi nuogi. Tu pats nuogas, sako. Tu ką, sako, negerbi Dievo iš vis, o eik tu savo, kai įsigandau, dabar tai man juokas, jau aš kaip pridėjau, viskas, poliau, šakės, atsisėdau ant tos lovos savo, sėdžiu prakaitas, toks šaltas eina, galvoju, šakės, negaliu, kaip dabar maudytis, prisiekiau, kad nenusimsiu, kažkaip su rankšluošiu užsidengsiu, Dievą uždengsiu iki pusę, nusiprausiu po kranu, kitą pusę vėl ten kažkaip užsidengsiu ir vėl galėsiu nusiprausti. Ir tokias, galvoju, tokias kvailos išeiti kažkokią rasti kompromisą. Ir jaučiu kitą tokį buvimą, bet šventą tokį, tylų, ramų. Ir sako man, taigi turi Jėzų, pasiklausk. Ir aš tokį kaip oro gurkšnį gaučiau, žinai. Tiksliai galvoju, taigi Jėzus yra. Ir sakau, Jėzau, aš taip iškėliau, sakau, tai kame replė, sakau, tai ką man dabar daryti, sakau, neiti maudytis. Sakau, tu kur mane pasikvietei, į tos kryžius, sako, ir į širdį. Sakau, į širdį. Tai sako, kame replės, nusimta kryžių ir reik maudytis ir vis. Ir matai, vis mane išlaisvidavo iš visokių religijų, iš visokių priklausomybių. Aš labai buvau karžygys Dievo, galvojau, reikia Dievui padėti, kaip čia. Išgirdau kažkas ten ant Jėzaus, kažką pasakė, mane tik žaibai, dabar tai galvoju, papuolėt visi. Ir per visą sekcijas bėgau. Sakau, nors vieną išgirsiu ant Jėzaus blogą žodį, pasako, nudaušiu ten į kitą sekciją. Prabėgau pro visas sekcijas, grįžau, atrodo, kad karas ten pas mane buvo, vyko, eina savo, ten, bet pergalę pasiekiau. Atsisėdau ir vėl jaučiu Dievo buvimą. Ką, Gražuoli, sako, prisidirbai. Ir iškart man Kesto liudimą iškelia Klaipėdsko, žinai, Šimo. Sako, aš atsimenu, jis kaip tik buvo zonai ir pasakojo tą liudimą. Ar plokštelį ten turėjau, klausiau, neatsimenu. Sako, tu ką, Kestai, galvoji, kad aš negaliu viso pasaulio paimti ir nušluoti su viena ranka. Ir man toks, eik tu saugau.
Tai sako, tu ką, norėjai dabar jos sumuš dėl manęs, ar ką čia? Gal ką aš čia darau, būgės nesąmonės. Sako, žinai dabar ką turėsi daryti? Eit per visas sekcijas ir atsiprašyti visą. Ir aš turėjau eiti per visas sekcijas. Va taip mane Dievas pastatydavo vietą tokį šuštiraką, sako, baigtų čia, man tavo pagalbos tokios nereikia. Ir aš tada atsiverčiau, atsimenu meilės himną. Iš karto jį tik perskaičiau ir išmokau. Gal kas ta meilė? Seksas, dar kažkas, ar nesuprantu, kas ta meilė. Kas ta meilė iš vis? Ir ten žiūriu korintiečiams, 13 skyrius, meilės himnas. Ir sako, jeigu kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, tarčiau neturėčiau meilės, aš tik būčiau žvangantis varis ir skambantis timbolai. Galvo geras. Ir jeigu turėčiau pranašystės dovanas, pažinčiau visas paslaptis, visus slėpinius, turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jeigu išdalinčiau vargšams visą, ką turiu, sako, jeigu atiduočiau savo kūną net sudeginti, bet neturėčiau meilės, aš nieko nelaimėčiau. O geras, o čia. Ir kas yra meilė? Meilė kantri, maloninga, nepavydi, nesididžioja, neišpuiksta, nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia netiesa, su džiaugsmu pritarė tiesai, į visą pakelia, visą tiki, visko vylis ir visą ištveria. Ir meilė niekada nesibaigia. Man kai kalė toks, galvoju, eik tu savo, o aš iškovau tos meilės, galvoju. Nu va, visą meilę Dievo, iš tikrųjų kokia meilė. Ir mane nuplovė tiesiog, aš dar atsimenu, ten draskiausi kažką, irgi buvo kažkokios ten, man jau veskės ten zonai. Ir man Dievas sako, tu ką gražuoli, sako, gal kokių šventų prisitraukimų ar atsispaudimų padarėjai, kad įtikėjai. Aš sako, iš mano meilės ir malonės, dėl mano auko. Aš galvoju, eik tu savo, sako, tu pats buvai prieš 3 mėnesius toks kaip jie. Ir aš galvoju, tiksliai, Dieve, aš nieko nepadariau. Tu mane įsirinkai, kaip ir jumis, kiekvieną iš čia jis atsivedė. Čia ne mūsų nuopelnai, ne kažkieno, bet šventosios dvasios, čia visa šlovė Dievui, dėl kiekvieno iš jūsų. Ir va taip jis su manim tvarkėsi, dar ilgai galėčiau pasakot, kaip mergaitė mirusią prikėlė, jisai buvo nuskendusi, jinai pusę valandos mirdžiausi. Ir Dievas grąžino jai gyvybę, dvasia atėjo, į skrandį krito ir jinai atgyjo. Tai čia kiekvienam, čia ne fokusai, ne kažkas, bet kiekvienam tikėjimus. Tai gali būti paprastas, kai kampelis sėdėti žmogus, bet melskis už žmogų kitą. Neik nebandyk jam moralizuoti, aiškinti, ar jį ten su Biblija uždaužyti, kaip mes mėgstam dažniausiai, aš pradžioj tai mėgdavau. Jau taip turėjau daug tokių ginklų, kad ten visi bitlai tikėdavo. Ir ant kelių glaudavosi, kad ir langus susidarinėdavo, susisakinėdavo. Bet ne taip Dievas mokina mus. Sako, melskite, ko tyliai užsidarę prašysite mano vardu, sako, tą Dievas jums atvirai atlygins. Tai va, dėkuoju Dievui už viską. Esu 21 metai jau bendrijai, važinėjami kalėjimus, su Birutė, su kitais broliais čia visais. Jie patenkinti, norėtų atsisėsti patys, bet nusprendė, kad geriau savo norų ateis. Tai va, padedam žmonėms įtikėti va tokiems glūšiams, kaip aš buvau. Tai vardan Dievo Tėvas. Ačiū Jėzui už viską. Būkit visi palaiminti.